Skaidysim kvadratinį trinarį daugikliais. Mes žinome skaidymo formulę. Žinome, kad trinaris ax kvadratu plus bx plus c yra skaidomas a pirmiausiai, tada x minus x1 ir x minus x2, kai x1 ir x2 yra kvadratinės lygties ax kvadratu plus bx plus c lygu 0 šaknys. Mes imkime ir įsispręskime tą lygtį. 2x kvadratu plus 3x plus 1 lygu 0. Diskriminantas lygus b kvadratu, 3 kvadratu, minus 4 kart 2 kart 1 lygu iš 9 atimu 8 gaunu vienetą. x1 lygu minus b minus 3 atimu šaknis iš diskriminanto, tai yra šaknis iš vieneto, vienetą dalinu iš 2a, 2 kart 2, 4. Minus 4 dalinu iš 4 gaunu minus vienetą. Dabar antrasis sprendinys yra minus 3 pridėti 1 dalinu iš 2 kart 2 iš 4, tai minus 2 padalinta iš 4 yra minus 1 antroji. Skaidau pagal formulę. Taigi, pirmiausiai turi eiti koeficientas a, pas mus jis lygus dvejetukui, 2, x atimti minus 1, tai x plus 1 ir x atimti minus 1 antrąją, x plus 1 antroji. Galiu taip ir palikti ir rašyti tokį atsakymą, bet galiu ir sudauginti čia šitą dvejetuką 2x plus 1 parašyti. Taigi gausiu x plus 1 ir 2x plus 1. Išskaidžiau. Čia tiesiog tą dvejetuką padauginau iš dviejų. Iš x, 2x ir iš 1 antrosios, plus 1 gavau. Toks atsakymas yra tiesiog gražesnis, bet nedaugiau tai teisingas.